Sveiki visi, aš esu Deividas Smailys ir šitų pamokėlių ciklą pradėsime nuo, mano manimų, pačios svarbiausios temos, tai yra apšilimas. Apšilimą reikėtų daryti prieš absoliučiai kiekvieną treniruotę. Nesvarbu, ar jūs treniruojate su savo kūno svoriu, ar jūs treniruojate sporto salėje, jį vis tiek reikia daryti. Ir aš jums parodysiu paprastą, bet efektyvų būdą, kaip padaryti apšilimą. Taigi, kamgi reikia iš viso to apšilimo? Apšilimas reikalingas tam, kad jūsų sąnariuose esančios kapsulės, kurios išskiria skystį, tepti jūsų sąnarius, kad jie mažiau dėvėtųsi ir turėtų geresnį slydimą. Taip, kad ta kapsulė atlieka panašią funkciją kaip koks, tepalas kiekvieno judančio įrenginio detalės jungimuose, tarkim. Dėl to, darant apšilimą, sąnariai prasijudina ir tas tepalas sutepa jūsų sąnarių pačius galus. Dėl to ir žymiai mažiau dyla jūsų sąnariai, tuo pačiu darant apšilimą apšyla raumenys. Jos subėga daugiau kraujo, pradeda greičiau cirkuliuoti kraujas, pagerėja medžiagų apykaita, ko pasėkoje sumažėja traumų galimybės. Taigi, parodysiu, kokį jūs apšilimą galite padaryti sportuodami su savo kūno svoriu arba sportuodami lauke, bet kur ant skersinių. Taip pat galite šitą apšilimą daryti ir sporto salėje prieš darant savo treniruotę. Taigi, pradėsime vos ne kaip pradinėje mokykloje, nuo kūno viršaus iki kūno apačios. Pradėsime nuo 50 galvos sukimų į vieną pusę. Taip pat sukam galvą į kitą pusę. Sportuojant ant skersinių, lauke ar tai namuose, labai svarbios yra 3 kūno vietos. Tai yra pečiai, alkūnės ir riešai. Tai yra 3 vietos, kur sportininkai dažniausiai gauna traumas, todėl jas reikia apšilti geriausiai. Pečiams tai gali būti rankų sukinėjimai arba mostai, kažkur 10-20 kartų į vieną pusę. Aš galbūt padarysiu mažiau, bet tai jūs galite skaičiuoti mintyse. Prasukinėjame į kitą pusę. Po kokius 50 pakelimų tiesiog be jokio svorio, arba jeigu sportuojate sporto salėje, galite pasiimti mažus benteliukus. Taip pat ir šonus iki pačio viršaus. Dabar reikėtų prasijudinti mums alkūnės. Vienas paprasčiausių ir efektyviausių būdų yra tiesiog alkūnių sukinėjimai. Kai kuriems šitas pratimas kažkodėl tais atrodo juokingas, ypač jeigu sporto salėje groja muzika, bet aš tai nekreipčiau dėmesio, nes jeigu norite neturėti traumų, reikia apšilti. Ir taip pat sukam į kitą pusę. Galima sukinėti po vieną ranką, tai jau nesvarbu, svarbu prasijudinti sąnarius. Sekantis apšilimo pratimas yra riešų. Mes suneriam savo pirštus, sudedam rankas ir sukinėjam. 20-30 kartų į vieną pusę ir po to taip pat į kitą. Gerai, leidžiamės žemiau prie juosmens, lenkiamės, siekime kojų pirštų galų, stengiamės kojas laikyti per kelienius tieses. Nusileidus reikėtų nespiruokliuoti, o pabandyti užlaikyti bent jau 10 sekundžių. Lenkiamės į šoną, kojos tiesios. Truputį palaikome. Į kitą pusę.
Puiku. Dabar šiek tiek pratempiam kojas. Iš priekio. Bei, kad prasijudinti, sudedam kelienius šalia, kojos taip pat suglaustos ir sukam į vieną pusę. Sukimas vyksta su šiek tiek prilenktom kojom ir stengiamasi brėžti ratus. Reikėtų perskirti kelienių sukinėjimus, tame video nelabai matėsi. Taip, kaip darome kelienių apšilimai? Kojos yra suglaustos, ratu šiek tiek prilenkame šiek tiek susilenkime per kelienius ir brėžiame ratus vieną pusę ir į kitą pusę. Puiku. Dabar, jeigu tarkim kaip dabar aš neturite jokios įrangos, porą padarom lengvų pratimų pagal savo pajėgumą. Šiek tiek atsispaudimų, šiek tiek pritūpimų. Gerai, darome kokius 10 spaudimų. Padarę šiek tiek atsispaudimų, darome pritūpimus. Jeigu turite galimybę, tarkim, kokį nors skersinį, tai galite dar taip pat užlipti, padaryti porą prisitraukimų. Ir jūsų apšilimas yra baigtas. Tačiau tai dar gali priklausyti ir nuo jūsų savijautos. Jeigu, tarkim, jūs sportuojate žiemą lauke, kai lauke jau eina šaltis prie -10, -20, jūs tokio apšilimo gali neužtekti. Taip patarčiau padaryti dar porą sprintų po 50-100 metrų. Taip pat galite padaryti kokias 20 jumping jacks, tarkim. Kaip jie daro? Jumping jacks. Jie pradedami stovint kojos suglaustos, rankos prie šonų. Vienas pakartojimas yra pašokimas, kojos prasiskečia, rankos susiliečia viršuje pirštais ir grįžimas atgal. Tai yra vienas. Tokiu padaro 20-30 pakartojimų ir jūs pamatysite, kaip jūs gerai apšilsite. Dar vienas patarimas žmonėms, kurie galbūt sportuojate sporto salėje. Prieš darant bet kokį pratimą su papildomu svoriu, patarčiau padaryti pačią pirmą seriją be svorio. Tarkim, jūsų darote krūtinę dieną, jūsų pratimas yra štangos stūmimas ant suolo atsigulus. Tarkim, jūsų svoris yra 60 arba 80 kg, tai pirmą seriją jūs nesidėkite iš vis jokio svorio, paėmat ir padarot 12-15 pakartojimų. Į tą laiką, kol ilsitės, užsiekite svorį, pailsėsite ir galėsite saugiau daryti pratimą. Na kągi, šita pamoka eina į pabaigą. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir sportuokite be traumų. Susimatysime.